Šalom ir sveiki sugrįžę į Izraelį su Aline. Šiandien esame ant Alyvų kalno, kad sektume Jėzaus pėdomis. Aplankysime vietą, iš kurios Jėzus pakilo į dangų ir per kurią jis taip pat sugrįš, kaip rašoma pačioje Biblijoje. Taigi, jei esate pasiruošę, pradėkime. Alyvų kalnas yra viena mėgstamiausių Jėzaus vietų. Jis ateidavo čia džiaugsmo ir šventimo akimirkomis, pavyzdžiui, kai iškilmingai įžengė. Jis ateina čia svarbiomis susikaupimo ir maldos akimirkomis, kai čia mokė savo mokinius. Tačiau Jėzus taip pat ateina čia kai kuriomis sunkiausiomis savo gyvenimo akimirkomis. Paskutinėmis savo laisvės nakties valandomis, po paskutinės vakarienės, jis eina į Getsemanės sodą, kuris yra tiesiai žemyn prie Alyvų kalno papėdės. Getsemanėje Jėzus išgyvens savo agoniją. Jėzaus agonija yra tokia didelė, kad jis net pradeda prakaituoti kraujo lašais. Tai reiškia, kad tokiu sunkiu savo gyvenimo momentu, kai jis žino, jog netrukus jį išduos Judas, vienas iš jo 12 apaštalų, kad jį suims Kajafas, pasmerks Poncijus Pilotas, o jau kitą rytą jis bus nukryžiuotas. Ir būtent todėl tokiu sunkiu metu, kai jis žino, kad visa tai įvyks, jis ateina būtent prie Alyvų kalno papėdės. Tačiau šiandien mes susitelksime į paskutinę Jėzaus istoriją ant Alyvų kalno, jo žengimą į dangų. Jėzus pakyla į dangų nuo aukščiausio Alyvų kalno taško. Tai sunku patikėti, bet tai ne čia, kur esame. Mes iš tikrųjų esame labai aukštai su išskirtiniu vaizdu. Bet jei pažvelgsime truputį į šoną, matome, kad yra dar aukštesnė vieta Alyvų kalne. Ir būtent ten įvyko žengimas į dangų. Taigi dabar pradėsime eiti šia kryptimi. Ar žinote, kodėl Alyvų kalnas taip vadinasi? Nes bibliniais laikais didžioji jo dalis buvo apaugusi alyvmedžiais. Čia šalia mūsų galime matyti 2 iš jų. Bet įsivaizduokite, jei mes čia vaikščiotume Jėzaus laikais, prieš 2000 metų, mes matytume daug daugiau alyvmedžių, nei matome šiandien. Tačiau kraštovaizdis beveik nepasikeitė. Pavyzdžiui, žydų kapinės esančios čia apačioje jau egzistavo, tačiau jos išsiplėtė. Taip pat čia buvo pastatytos kai kurios bažnyčios, netgi viešbutis Alyvų kalne. Taigi alyvmedžių yra mažiau nei bibliniais laikais, bet mes vis dar galime čia pamatyti keletą jų. Tai sakome, kad seksime Jėzaus pėdomis, tai yra pažodžiui. Norint aplankyti didžiąją dalį šventosios žemės vietų, turime tai daryti eidami pėsčiomis. Ne visos vietos yra pasiekiamos automobiliais ar autobusais, o ir pati ėjimo pėsčiomis patirtis yra dar intensyvesnė, tai yra dar stipresnė, pažodžiui sekti pėdomis. Ir kaip jau sakiau, mes einame į aukščiausią Alyvų kalno tašką, jūs galite matyti, kad dabar tikrai pradedame kilti į kalną. Tai gana staigus pakilimas. Mūsų pirmoji stotelė bus čia, Pater Noster, Tėve mūsų bažnyčia.
Būtent dabar, kai mes įeiname, išeina visa grupė krikščionių iš Pietų Korėjos. Bet eikime vidun, nes turime jums parodyti daug įdomių dalykų. Ši bažnyčia yra viena iš 4 seniausių visoje Šventojoje žemėje. Dėžė per šimtmečius ši bažnyčia buvo kelis kartus sunaikinta ir atstatyta. Taigi, tai, ką mes matome čia, yra moderni bažnyčia, bet taip pat galime matyti ir archeologinės liekanas čia pat. Taigi, mes žinome, kad tai yra krikščionių garbinimo vieta nuo pat pirmųjų Šventosios žemės krikščionių laikų. Kodėl? Apie tai pakalbėsime urve. Tik noriu jums prieš tai parodyti vieną dalyką. Matote, kad šiuo metu bažnyčia yra restauruojama. Šiuo metu dėl konflikto Izraelyje yra mažiau turistų ir mažiau piligrimų. Todėl daugelis žmonių dabar pasinaudoja progą atlikti renovacijas ir dar labiau pagerinti šias vietas, kad galėtų priimti būsimus piligrimus. Taigi kitą kartą, kai jums rodysiu šią vietą, tikriausiai šie darbai jau bus baigti. Jie nestato nieko naujo, bet atnaujina tai, kas jau čia yra. Ir kartu su tuo visada vykdomi archeologiniai kasinėjimai. O dabar įeikime į seniausią šios vietos dalį – Jėzaus laikų dalį, kuri yra čia apačioje. Jėzus dažnai ateidavo į Alyvų kalną mokyti savo mokinių, tiek dieną, tiek naktį. Ir čia Alyvų kalne, priklausomai nuo metų laiko, gali būti labai karšta, labai šalta, lyti ar pūsti stiprus vėjas. Ypač vėlyvą popietę ir anksti ryte čia būna labai vėjuota. Taigi, kad Jėzus ir jo mokiniai būtų apsaugoti nuo gamtos stichijų, nuo viso to jie dažnai eidavo į urvus. Ir dabar mes esame viename iš tų urvų. Jėzus 2 kartus moko savo mokinius Tėve mūsų maldos. Viena iš jų Galilėjoje, o antra čia, Judėjoje, ant Alyvų kalno. Ateikite čia su manimi. Čia galime pamatyti originales šios olos dalis. Įsivaizduokite, kad prieš 2000 metų čia Jėzus mokė žmonės. O kokia kalba jis mokė? Jėzus kalbėjo 2 kalbomis. Tiek hebrajų, tiek aramėjų kalbomis. Jis kalbėjo ir meldėsi šiomis 2 kalbomis. Tačiau dažniausiai tuo metu maldai buvo naudojama hebrajų kalba. Ir kadangi dabar esame Tėve mūsų oloje, noriu, kad išgirstumėte Tėve mūsų originale kalba hebrajų. Mūsų Tėve, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mums patirti pagundos. Ir gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. O dabar tęskime savo kilimą į žengimo dangun vietą. Biblija sako, kad Jeruzalė bus maldos vieta visoms tautoms. Ir mes matome, kaip tai iš tikrųjų vyksta iki šių dienų. Kai atvykome, matėme išeinantį Pietų Korėjos grupę. O įprastomis dienomis, jei čia sustojame, matome, kaip vienas po kito eina skirtingų tautų grupės. Žmonės iš skirtingų pasaulio kampelių, kalbantys skirtingomis kalbomis. Visi vienijami tikėjimo Biblija. Ir todėl, kai buvo statoma ši bažnyčia,
Čia buvo patalpintos Tėve mūsų maldos skirtingomis kalbomis. Ir žinoma, jie čia taip pat įdėjo portugalų kalbą, pagerbdami pasaulio tautas, kurios kalba portugališkai, tarp jų Portugalija ir Brazilija. Bet jei pažvelgsite į tekstą, galite pastebėti, kad jis šiek tiek skiriasi nuo to, prie ko esame įpratę. Taip yra todėl, kad čia yra archaiškoji portugalų kalba. Tai yra gerokai anksčiau nei paskutinės rašybos reformos, kurios, pavyzdžiui, įvyko Brazilijoje. Ir dėl to ši portugalų kalba gali skambėti šiek tiek kitaip, nei esame įpratę. Tačiau tai tas pats Tėve mūsų. Bet čia bažnyčioje buvo įdėta ne viena versija portugalų kalba, o iš tikrųjų dvi. Prieš keletą metų jie pridėjo dar vieną Tėve mūsų maldą portugalų kalba, šiek tiek mažesnė. O kita portugalų kalba yra ypatinga duoklė Brazilijos portugalų kalbai. Ir dabar ten mes ir keliausime. Man labai patinka ši dalis čia. Tie Tėve mūsų, kurie yra ant sienos, nes jie yra brailio raštu. Taigi mes galime perskaityti, pavyzdžiui, čia itališkai Tėve mūsų brailio raštu. Taigi ši vieta yra prieinama visiems žmonėms. O čia šalia mūsų galime pamatyti dar vieną Tėve mūsų portugališkai. Ir čia galite pamatyti, kad parašyta Brazilijos portugalų kalba. Tai reiškia, kad šis čia buvo įdėtas specialiai, pagerbiant brazilų portugalų kalbą. Taigi prie archainės portugalų kalbos, kurią jau matėme, ir Brazilijos portugalų kalbos čia, pagerbiant mūsų Brazilijos tautą. Pažiūrėkite, kelias, kuriuo dabar einame, jungia Senąją Jeruzalę ir Betaniją. Ir tai labai svarbu, nes Lukas mums pasakoja, kad tarp šių dviejų miestų yra Kristaus žengimo į dangų vieta. Taigi mes žinome, kad einame teisinga kryptimi. Ir aš taip pat noriu pakviesti jūs žiūrėti vaizdo įrašą iki galo, nes turėsime pranešimą, ypatingą staigmeną jums. Pažiūrėkite į šią geltoną lentelę. Čia parašyta keliomis kalbomis. Žengimo į dangų koplyčią. Tai akivaizdžiai yra krikščioniška vieta. Klausimas yra toks, kodėl vietoje, kur parašyta žengimo į dangų koplyčią, šiandien stovi minaretas, tai yra mečetė. Ir būtent tai mes dabar ir sužinosime. Kaip matote, durys šiuo metu uždarytos. Netrukus ateis žmogus, kuris specialiai mums jas atidarys. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad yra dvejos durys. Žalios durys veda į žengimo į dangų vietos pusę. Būtent ten mes ir eisime. Tačiau čia yra ir antros stiklinės durys. O šios durys veda į kitą mečetės pusę, kuri yra aktyvi musulmonų maldos vieta. O po šią mečetę, tiksliau jos viduje, yra priėjimas prie kapų. Tai yra Bizantijos krikščionių kapai. Tai yra maždaug prieš 1500 metų gyvenusių krikščionių piligrimų kapai. Dėžė, kadangi ši dalis yra aktyvi mečetė, tokie nemusulmonai kaip mes negalime į ją patekti. Bet žinokite, kad čia yra šio krikščioniško komplekso tęsinys. Ir pažiūrėkite, čia į šią dalį mes galime patekti. Įėjimas kainuoja 10 šekelių, tai yra maždaug $3 arba 15 realų. O dabar, mielieji, pagaliau įėjome į šią tokią svarbią vietą. Vos už kelių metrų nuo tos vietos, kur dabar esu, yra Jėzaus žengimo į dangų vieta. Viena iš svarbiausių Biblijos ištraukų. Šis įvykis aprašytas Luko Evangelijoje ir taip pat Apaštalų darbų knygoje. Tačiau tai toks reikšmingas įvykis, kad jis minimas dar daugybę kartų. Aš parodysiu jums ekrane visas šias citatas. Ir todėl, kai piligrimai atvyksta į šventąją žemę, jie nori pamatyti žengimo į dangų vietą.
Šių dienų piligrimai, bet ir senovės laikų piligrimai. Turime įrašų nuo pirmųjų piligrimų, kurie čia atvykdavo. Man labai patinka Egerijos pavyzdys. Krikščionės, kurie atvyko į Šventąją Žemę 384 metais. Ir ji savo dienoraštyje užfiksavo savo apsilankimus, savo piligriminę kelionę. Ir ji mums pasakoja, kad atvyksta čia į atvirą ir tuščią vietą. Aukštoje vietoje ant kalno, kaip ir mes dabar esame. Taigi ji ateina čia ir sako, kad mato žengimo į dangų vietą. Ir ji taip pat sako, kad ši vieta yra šalia grotos, kurią ką tik aplankėme. Eleonos grota, Paternoster grota pagal šiuos senovinius įrašus yra visai šalia. Todėl tiek piligrimų įrašai, tiek archeologija, tiek krikščionių tradicija, visa tai čia susilieja ir iš tiesų mums pasakoja, kad būtent čia yra žengimo į dangų vieta. Ir prieš mums kartu įeinant į jį, noriu jums parodyti šiek tiek šios vietos archeologijos. Jėzaus laikais ir vėlesniais amžiais ši vieta buvo kalno viršūnė, atvira, neužstatyta vieta. Kol čia atvyko Poimenija maždaug 390 metais po Kristaus, ji čia pastatė pirmąją bažnyčią. Tačiau vienas labai svarbus dalykas, kurį ji paliko, yra tai, kad bažnyčia buvo atvira dangui, kad vietos architektūra būtų susieta su biblinė istorija, su Jėzaus žengimu į dangų. Tačiau ši graži bažnyčia bus sunaikinta 614 metais per persų invaziją. Persai, kurių žemės šiandien yra Iranas, surengė tikrai niokojančią invaziją. Jie sunaikins didžiąją dalį Šventosios žemės bažnyčių. Ir kartu su visomis bažnyčiomis šią vietą taip pat visiškai sunaikins. Praėjus keliems metams čia atvyksta vyskupas Frankas. Ir jis bus tas, kuris atstatys bažnyčią, bet visada paliks ją atvirą dangui. O dabar pažiūrėkite kartu su manimi, kas yra aplink mus. Mes galime matyti kai kuriuos originalios Bizantijos laikotarpio bažnyčios likučius. O tai, ką čia galime matyti, geriausiai išlikusi yra šie kolonų pagrindai. Be šios kolonos dalies čia turime dar vieną Bizantijos koloną. Bet noriu, kad atkreiptumėte dėmesį ir į dar vieną dalyką. Pažiūrėkite, čia už nugaros yra keletas altorių. Nors šiandien šią vietą valdo mečetė, vieną dieną per metus, Jėzaus žengimo į dangų dieną, kuri yra 40 dienų po Velykų, bažnyčios čia atvyksta švęsti. Ir jie prisimena šį įvykį. Čia galime pamatyti armėnų altorių. Armėnai yra pirmoji krikščioniška tauta pasaulyje. Armėnai atsivertė jau 301 metais. Taigi matome armėnų altorių. Čia taip pat matome koptų altorių, tai yra Egipto bažnyčia. Taip pat labai sena ir tradicinė bažnyčia. Ir šis altorius čia šone priklauso sirų bažnyčiai. Taip pat žinoma kaip aramėjų bažnyčia. Taigi čia kartą per metus bažnyčios susirenka paminėti žengimo į dangų įvykius. Ir dar kartą bažnyčia buvo sunaikinta. Ir tada ji buvo atstatyta kryžiuočių. Eikite čia su manimi. Mes galime pamatyti, pavyzdžiui, šias kolonas. Gražios marmurinės kolonos su išraižytomis kapitelėmis. Jos yra originalios iš kryžiuočių laikotarpio. Kai jie atstatė bažnyčią, dar kartą padarė ją atvirą, ne tik dangui, bet ir visoms pusėms. Galime matyti, kad čia visos šios akmenys buvo sudėti vėliau. Bažnyčia buvo atvira. Bet tada atėjo Saladinas.
1187 metais jis vadovavo musulmonų invazijai į visą Šventąją žemę. Ir jis užima daug šventų vietų, pavyzdžiui šią čia, ir paverčia jas musulmoniškomis vietomis į mečetes. Tada jie uždaro sienas, taip pat uždaro viršų. Ir taip ji išlieka iki šių dienų kaip uždara mečetė. Bet mes čia daug kalbėjome apie archeologinius likučius, apie architektūrą. Tačiau šiandien mes atėjome čia tam, kad pamatytume žengimo į dangų vietą. Pakalbėtume apie Jėzaus žengimą į dangų. Ir taip pat pakalbėti apie jo sugrįžimą. Taigi, draugai, dabar apeikime visą šį pastatą ir įeikime kartu. Einam! Oho! Dabar esame žengimo į dangų koplyčios viduje ir noriu jums parodyti čia esančią ypatingą vietą. Pažiūrėkite į šį akmenį. Tai vienintelė dalis išlikusi nuo Jėzaus laikų. Tradicija sako, kad būtent nuo šio akmens Jėzus pakilo į dangų. Tai yra žengimo į dangų vieta. Ir mes galime matyti, kad ji išliko per amžius. Žmonės jau senovėje čia aplinkui sudėšio šiuos akmenis, kad apsaugotų ją ir atskirtų nuo likusios pastato dalies. Tai reiškia, jie norėjo, kad ši vieta liktų prieinama, kad žmonės galėtų ir toliau ją liesti, ateiti čia, žiūrėti ir melstis. Bet tuo pačiu metu, kad žmonės tiesiog negalėtų per ją pereiti ir vaikščioti. Ir kadangi esame tokioje ypatingoje vietoje, žengimo į dangų vietoje čia, noriu dabar pakviesti mus pasiklausyti Biblijos ištraukos, kuri pasakoja apie šį įvykį. Tada tie, kurie buvo susirinkę su Jėzumi, jo paklausė: ar tai bus tas laikas, kai viešpats atkurs Izraeliui karalystę? Jėzus atsakė: jums nepriklauso žinoti laikus ar laikotarpius, kuriuos tėvas nustatė savo valdžia. Bet jūs gausite jėgos, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia ir būsite mano liudytojai tiek Jeruzalėje, tiek visoje Judėjoje ir Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių. Tai pasakęs, Jėzus buvo pakeltas į aukštybes, jiems matant, ir debesis paslėpė jį nuo jų akių. Ir noriu kartu su jumis išgirsti dar vieną eilutę, ypač paklausykite Apaštalų darbų 1 skyriaus 11 eilutės. Ir kai jie žiūrėjo į dangų, kai Jėzus kilo aukštyn, štai 2 vyrai, apsirengę baltais drabužiais, atsistojo šalia jų ir tarė: Galilėjos vyrai, kodėl stovite čia ir žiūrite į dangų? Tas pats Jėzus, kuris buvo su jumis ir buvo paimtas į dangų, sugrįš tokiu pačiu būdu kaip jūs. Matėte jį pakylant. Ar girdėjote, kaip tai nuostabu? Biblija mums sako, kad taip kaip Jėzus pakilo į dangų, taip pat jis ir sugrįš. Taigi daugelis tiki, kad kai Biblija kalba apie Jėzaus sugrįžimą, tai taip pat bus iš šios vietos, kaip ir jo žengimas į dangų. Tai yra nusileidimas čia, Alyvų kalne. Todėl, kai atvykstu čia su piligrimų grupėmis, man patinka kalbėti ne tik apie šios vietos praeitį, istorinius įvykius, sunaikinimus, atstatymus ir archeologinius radinius. Man taip pat patinka čia atvykti ir pagalvoti apie ateitį, kurią mums nurodo Biblija, kuri tikriausiai įvyks būtent čia.
Taigi, tik laikas parodys. Tačiau yra tikimybė, kad ši vieta bus susijusi su labai svarbiais būsimos įvykiais ir Jėzaus sugrįžimu. Aš jums buvau pažadėjusi staigmeną. Ir kad papasakočiau jums, kokia tai staigmena, noriu pakviesti čia savo tėtį. Visi pasakykite šalom. Tai buvo Žoržė. Miela dukra, kaip tu laikaisi, kaip jūs, draugai? Atėjau čia pristatyti nuostabią kelionę – Turkija ir Graikija su Žoržu. Ateikite su manimi, leisimės į nepamirštamą ir nuostabią biblinę kelionę, kuri praturtins kiekvieno iš mūsų sielą. Taigi, mielieji, tai tikrai bus nepamirštama kelionė. Kelionė be lygių per Biblijos puslapius. Taigi visiems, kurie norės daugiau informacijos, mes paliksime nuorodą. Nuoroda yra čia apačioje. Nuoroda yra čia apačioje, mielieji. Tikiuosi, kad jums patiko šiandienos vaizdo įrašas. Nepamirškite paspausti patinka ir susitiksime kitą kartą, mielieji. Šalom! Viso, mielieji!